Nesniai pamačiau, kaip kūrybiškai galima žaisti kryžiukais nuliukais. Ar šita idėja yra praktiška? Turbūt ne. Aš negalėjau įsirinkti, kokio tiksliai formato noriu, tad paklausiau jūsų savo Instagram'e knyguolį. Jūs nubalsavote dėl vaflių, sviesto ir mėlynių. Aš turiu molį. O gerai idėja? Turbūt ne. Man reikia vandens. Nėra fainai dirbti su moliu visiškai, ypač kai turi metrinius nagus. Kokį čia dydžio? Čia turbūt ta lėkštė. Aš rodysiu skaitytas to. Žinot ką, nusipirkit naują molį šitiem dalykam, jeigu jūs darote šitokius tutorialus kartu su manimi. Nesilėkština kažkaip man. Kas čia per tekstūrą? Rankutė šiandien yra tokios. Lėkštutė? Ar jie atrodo kaip lėkštutė normali, nu dar kol kas ne. Tavo šlapės. Tau, kad aš turiu normalią lentelę, ką čia su tuo peiliu? Man bus gerai. Žinokit, paliksiu tai, liniuočių nenaudosiu, viską iš akies tai darau. Nėra vienoda. Sugreitinus atrodo normaliai, bet molis buvo itin nekooperatyvus. Jis atrodo va šitai, mano rankos atrodo va šitaip, aš bandau daryti dar vieną liniją. Žinok, mano visi darbai yra daromi su meile. Aš kai darau šitus darbus, galbūt ji netobula, bet man ji labai graži. Ir aš jau įsikinęs savo atpjaut nuo stalo. Pasiėmiau kitą molį, su kuriuo darysiu tuos mažus. Aš darysiu. Išjungiu. Turime 5 rutuliukus, kurie iš tiesų yra šilauogės. Jau jos turėtų būti šiek tiek plokštesnės. Čia yra mūsų nauja šilauogės, dabar mums reikia sviesto. Kas deda sviestą ant vaflių neįsivaizduoju, tačiau mes turim sviestą. Šiaip žiauriai faina idėja, laukiu, kol galėsiu pažaisti žaidimą. Ir frajeris. Lėkštutė vis dar džiūsta, o figūrėlės jau yra iškeptos. Parašykite, ar norite antros dalies ir pirmieji ją pamatys mano Instagram'e knyguolį. Ačiū dėmesį, čia.